ir pirmoje vietoje pas mane visada stovi siela. Maja Plisecka yra sakius. Man atrodo, kad jinai yra sakius kažką tokio panašaus kaip baletas sujungia širdis. Rodyti ir dar savo kostiumą. Tai ir dėl to Vengrijoje visada rankos yra čia. Aš atradau kitas spalvas, kurių gal ne visas žinojau. Ir ta spalva yra mūsų gyvenime. Nes be jų tu, tikrai niekas. Nes netgi kažkoks blogas komentaras gali tau padėti. Tiesiog Tiesiog laišką. Jo. Šiandien mūsų naujas epizodas Unspoken Ballet, nepažintas, neatrastas baletas ir jos spalvos ir visi užkulisiai. Ir labai labai lauktas susitikimas su Olese. Šiaip, aišku, viskas prasidėjo nuo draugystės, bet labai malonu čia šiandien kartu pabendrauti ir tiesiog taip mergatiškai pasikalbėti apie tavo kelionę balete, tavo atradimus, tavo galbūt ir praradimus, nes aš įsivaizduoju, kad visko ten gali būti užkulisiai Lietuvos nacionalinio baleto. Ir nes tu esi, žiūrovams, jeigu ne visi žino, dar tu esi principal dancer Lietuvos nacionaliniam balete. Tiem, kurie nežino apie baleto ritmą, dienotvarkę, tai bus labai įdomu tikriausiai sužinoti, kad tai yra nerealus, kartais netgi negalintis suplanuoti dalykas ir kad tai yra tikrai didelė vertybė, kad mes čia šiandien susitikom. Tai ir čia yra pirmadienis, nes pagal baleto artistai pirmadienis tai visada yra laisva diena. Tai mes galim susitikti su tavim tik pirmadienį. Ir vėl naujas toks įdomus tikriausiai įžvalga daugumai žmonių, nes dauguma vis tiek kažkaip galvoja savaitgalis, o baleto šokėjai yra tik viena diena. Savaitgalį mes visada dirbam, nes savaitgalį mes turim spektakliai teatre, šeštadienį, sekmadienį. Kartais sekmadienį mes turim ryte spektaklis, kartais sekmadienį ir vakarės spektaklis turim. Tai jo, šeštadienį, sekmadienį mes dirbam, o pirmadienį galim leisti savo trupučiuką pailsėti. Užsimti kitom savęs lavinimo, tobulinimo veiklom, nes man atrodo, kad baleto šokėjas niekada nestovi, jisai visada judesyje. Visada. Ir aš kažkaip dabar prisimenu ir šito rašytojo Puškino pasakytą mintį, kad baletas tai yra šokis, judesys su siela. Kaip tu apie tą galvoji? Ar tau kažkas rezonuoja tam jo pasakymą? Kaip tu nes man taip kažkaip įdomu pasirodė tas jo pasakymas. Tikrai taip. Ir man baletas čia yra apie sielą. Ir pirmoje vietoje pas mane visada stovi siela, o paskui jau technika. Jeigu baleto artistas neturi ką papasakoti savo žiūrovams, tada man asmeniškai neįdomu žiūrėti. Ir man visada labai svarbu, kad būtų individualumas. Jeigu aš matau to individualumą. O individualumas tai yra, tarkime, tas įsikūnymas į charakterį tavo? Tai yra intelektas. Nes, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti taip. Knygos, muzikai, filmai, žmonės aplink, tai visa formuoja tave kai žmogus, kuris turi tą intelektą, vidinių pojūčių. Ir aš labai gerai jaučiu žmonės, su kuo aš galiu bendrauti, apie ką aš galiu paklausti. Ir pavyzdžiui, man visada įdomiau tyloje tiesiog pasėdėti ir pasiklausyti, ką tas žmogus man sako, arba jis gali man kažko įdomesnį papasakoti. Ir tai viską, kaip aš pasakiau, muzika, filmai formuoja mūsų intelektą ir mes turim savo asmenybėmis tokias dalykais, kad pavyzdžiui, aš negaliu eiti į sceną nepasiruošusi. Čia
aš kalbu dabar ne apie tai, kad aš turiu salę, dirbti, repetuoti, turėti labai daug repeticijų ir taip toliau. Aš turiu omeny, kad aš turiu paskaityti knygas, paklausyti tą muziką, pavyzdžiui, užsimerkti, klausyti muziką to baleto, kurį aš dabar šoksiu. Čia gali būti baletas Giselle, muzika kompozitorius Adana arba Minkusas, jeigu čia yra baletas Don Kichotas. Aš galiu paklausyti tą muziką ir su ta muzika paskui aš žinau, nes mes balete turim transliuoti muziką. Visą tai, kad norėjo pasakyti kompozitorius muzikoje, mes turim ištransliuoti sceną. Čia irgi priklauso nuo mūsų vidinio intelekto, ar mes galim tai padaryti ar ne. Ir man labai svarbu nebūti scenoje tuščia, nes norisi visada, kad žiūrovais po spektaklio išeitum iš teatro su emocijomis. Taip, aš tikrai, tu kalbėjau, aš jau save, žinai, tą jausmą turiu kaip žiūrovė toje scenoje, nes, aišku, mes esam kalbėję, kad aš kažkada tikrai turėjau savų norų daugiau į baletą, bet gyvenimas truputėlį kartais krypsta kitom linkmėm, bet tai nesvarbu, žinai, tu vis tiek gali savo svajones įgyvendinti kitą formą. Ir, pavyzdžiui, man dabar šitas pokalbis čia kartu apie baletą, žinai, manau, kad tikrai aš įgyvendinu tą svajonę, bet dabar įsivaizduoju save toj scenoj, kur žiūrovai sėdi toje scenos pusėje ir tas jausmas, kad tikrai tu įsijauti viską. Tu jauti, ta prasme, muziką, ta muzika su žingsneliu, susiderina ar nesusiderina, tu tiesiog, žinai, ten ir aš visada žinau, kad aš stebiu netgi veido išraiškas, baleto šokėjų veido išraiškas ir jų judesius, tiesiog rankų judesiai, man jie yra daug reiškiantis, daug rankų judesiai gali papasakoti, aš galiu papasakoti tau, Ieva, laba diena. O aš galiu papasakoti, Ieva, laba diena. Taip, ir aš iš karto pasijaučiu, žinot, visiškai kitaip. Nes yra dar kūno kalba ir mes irgi turim apie tai galvoti, kaip mes pažiūrėsim savo partnerį. Tu negali tiesiog pažiūrėti partnerį, ne. Tu gali pažiūrėti partnerį kitais būdais ir visada labai svarbu ištransliuoti muzikalumo choreografijoje, nes choreografija turi būti pagal muziką. Mes kartais turim skaičiavimą, pavyzdžiui, jeigu ten yra tango šnitkė, tai mes visada skaičiuojam 1, 2, 3, 4, arba ten, mes turim skaičiuoti, turim judėti, kiekvienas judesiu turi būti labai muzikališkai padarytas. Tai, pavyzdžiui, balete Tuščias atsargumas, komiškas baletas, ten tiek daug mizanscenų, ten tiek daug niuansų, detalių, kur tu gali pažiūrėti taip, mama, paskui į savo mylimiausią koleną, tu esi išsimylėjusi, paskui yra kitas personažas Alanas, kurį tu nenori su tuo Alanu būti. Ir tu turi viską tai ištransliuoti pagal savo veidą, kažkokio ten judesio ir taip toliau. Ir čia irgi labai svarbu. O, tikrai taip. Ir, pavyzdžiui, Olesė, žinau, kad tu ir pamokas ateinančiom kartom ir visokio amžiaus vaikučiams ir tiesiog jau paaugusiems vedi Pro Baleto studiją. Pro Baleto akademijoje. Čia privati baleto mokykla. Jo, ir pavyzdžiui, kalbant apie, nes aš dabar, man tokia mintis kilo, kad tai vis dėlto yra daug, tai nėra vien šokis, technika šoka paties, bet tai yra lavinimas tavo kaip ir asmenybės, kaip ir vidinio to tokio aš, ugdymas, kad reikia daugiau, žymiai daugiau turėti, negu galvojame, žmogus turi ten, žinai, tam tikrus duomenis, kad gali gerai šokti ir to užtenka, to aš tave klausydama girdžiu, kad neužtenka. O kaip tokioje mokykloje
Nes aš kažkaip gal labiau atsimenu tos tokias, žinai, senesnės klasikinės mokyklas ir šiaip jeigu aš iš viso pradedu žiūrėti į baleto istoriją, kuri ten Italijoje prasideda, po Taip, to į Prancūziją persikelia ir kaip ten viskas vyko ir kiek ten daug mokydavo, tarkim, netgi iki filosofijų ir tokių dalykų. Kaip taip. dabar vyksta tas, vat, Man labai pasisekė, aš gavau labai gerą išsilavinimą, nes pas mane mokykloje aš mokiausi Kyjivo valstybinio baleto mokykloje, kur mes nesame, aš nenoriu pasakyti, kad mes nesame kaip įprastoje mokykloje, ne, kaip įprastoje mokykloje mes turim tokias disciplinas kaip matematika, geografija, literatūra ir taip toliau, bet tuo pačiu laiku mes turime disciplinas kaip filosofija, psichologija, klasikinių šokio metodika, pedagogika, kaip dirbti su vaikais ateityje, kada tu jau nebebūsi balerina ir taip toliau. Ir mes turim labai daug tokių disciplinų, kurios įprastoje mokykloje niekada ir nebus. Pavyzdžiui, kada mes kai man buvo 17 metų, aš pirmą kartą atidariau Kanto knygą, tai čia, tikrai įprastoje mokykloje gal apie Freidą Kantą ir Jungą, nieks neskaitė, man atrodo, nežinau, gal ir yra tokių vaikų, dabar nežinau. Bet pas mus baleto mokykloje, kaip ir valstybinio Lietuvoje Čiurlionio, Konstantino Mikalojus Čiurlionio baleto mokykloje, kaip ir pas mus privačioje baletinėje mokykloje Pro Baletė, kur aš dirbu, mes turim tokių disciplinų, pavyzdžiui, arba kada pas mus yra Summer Ballet Intensive, tas stovykla vasarai, mes visada stengiasim kviesti mokytoją, kurie gali parodyti, pavyzdžiui, kaip padaryti profesionalus grimas, kaip profesionalus make-upas scena, nes pavyzdžiui, tu negali padaryti veidą taip, kaip gyvenime tu nori vaikščioti lauke. reikia artistiškumo. Tai jo, kad būtų gilesnis žvilgsnis, reikia biškį priklijuoti blakstienas. Kaip teisingai priklijuoti tais blakstienas, bet ir tie grimeriai gali papasakoti, kaip padaryti grimui, make-upui scenai, kad čia nepaprastas make-upas yra. Paskui mes visada kviečiame žmonių, kurie gali pravesti tokį seminarų ir papasakoti apie baleto istoriją. Pavyzdžiui, kai aš buvau mokykloje, aš labai gerai prisimenu savo pirmą pamoką iš teatro istorijos ir ten labai daug mes tų ir režisierių išmokau ir taip toliau, bet pas mane buvo tokia tema, man reikia buvo papasakoti apie vieną tokią aktorę buvo Eleonora Dūzė. Ir kodėl aš išsirinkau tą temą, dėl to, kad Eleonora Dūzė turėjo labai gražios rankos ir jinai, kai sėdėjo ten kažkur kadre arba teatre scenoje, ten visi atkreipė dėmesį ant jos rankos. Nes jos rankos tai buvo pagrindinis toks ženklas, kad čia, wow, čia aktorė Eleonora Dūzė ir jinai turi labai ryškį individualumą savo reišio rankom ir tai man būdavo labai įdomu tai sužinoti. Ir mane paskui buvo egzaminas ir aš išsirinkau ten šitą temą, kad aš noriu papasakoti apie Eleonoros Dūzės rankos ir taip toliau. Ir jo, man tai buvo labai svarbu, kad ir mūsų vaikai irgi žinotum apie baleto istorijos, apie teatro istorijos, ne tik operos ir baleto teatrą, o ir dramo teatrą. Ir pavyzdžiui, yra labai daug kitų teatrų ir Japonijai yra ten ir kabuki ir taip toliau. Tai norisi papasakoti vaikams kuo daugiau. Ir jo, mūsų akademijų, Pro Baleto akademijų, pas mus klasikinio baleto šokė, paskui gimnastika, charakterinį šokį būtinai, nes charakterinį šokį čia irgi tokia baleto dalis, pavyzdžiui, baleto Gulbežere arba baleto Raimondai yra ispaniškas šokis, yra Lenkijos šokiai ir taip toliau, ir tu turi žinoti. Nes, pavyzdžiui, charakterinį šokį, mazurkai, čia iš Lenkijos, jo, tai ranka visada turi būti čia. O
jeigu tu šoki iš Vengrijos, kažkokia ranka turi būti visada čia. Kodėl? Dėl to, kad jeigu tu iš aristokratijos, Vengrijoje visada buvo labai svarbu parodyti savo rankovės ir ant rankovės buvo piešinys su deimantais, su akmuo, su visko. Ir tu turi parodyti, iš kokios tu šeimos, ar tu turtinga ar ne. Tai va čia yra tokias dalykas. Jeigu tu pakelsi ranką čia, viskas, to piešinį jau nesimatys. Dėl to ten visi tu turi nepapasakoti, kai tu šoki, tu turi parodyti ir dar savo kostiumą. Tai ir dėl to Vengrijoje visada rankos yra čia. Tai vat ir tokias smulkmenas dalykus mes irgi norim papasakoti mūsų vaikams, kad irgi žinotum, o kodėl ranka čia, o ne čia. Jo, bet tai čia labai gražus toks, kaip sakoma, aktyvus būdas įjungti. Ir supažindinti, ne tarkim, sausa teorija ar ne vien, bet tiesiog praktiniu būdu leisti patirti ir tuos visus charakterius pajausti. Nes man atrodo, aš iš tavo ir supratau, kad tai yra ne vien technikos ugdymas, bet tai yra ir charakterio ugdymas. O charakterio ugdyme tai labai reikia tų tokių tikrų ir man atrodo vėlgi, tuo tokiu būdu gali labai pažiūrėti ir pažinti savo mokinukus ir jų charakterius tikriausiai, nes visi juk mes tai introvertas, tai ekstrovertas, tai žinai, tai yra tavo šokiai pasirodo tikriausiai. Man labai malonu stebėti, kad kai mano vaikai auga, turi mano baleto vaikai, studentai auga, bet čia yra mano jau vaikai ir labai įdomu, ten metų gale ateina mokytoja, ar mes galim išmokti va šitą variaciją, ten iš Esmeralda pavyzdžio. Labai noriu šitą variaciją pašokti. Bet aš suprantu, kad tam vaikam netinka šitą variaciją ne pagal struktūrą, ne pagal daumenis, ne pagal charakterą, bet vat vaikas nori pabandyti. Ir žinokit, aš negaliu pasakyti ne, bet aš paskui pasakysiu, nes aš norėčiau duoti galimybę parodyk, reikia patirti, jeigu išmokti šitas variacijas, parodyti man, aš tau pasakysiu, kaip teisingai, kaip neteisingai, pataisysiu. Ir paskui žmogus pats turi pajausti, ar tinka jam ta variacija, ar ne. Ir pas mane taip ir buvo, kad vaikas paskui aš labai ten tokia situacija buvo, aš suprantu, kad norisi visada temperamento parodyti, ten man kartais irgi, nes aš gyvenime labai ramus toks žmogus, o scenoje man norisi skristi kaip tas Boeingas. Iš vienos pusės yra kita pusė. Ir aš suprantu, kad vaikas nori, tai manau, kad aš duosiu galimybę pabandyti ir tada vaikas paskui pats supras, ar tinka, ar netinka. Bet ačiū Dievui, aš radau tą variaciją, irgi iš Ispanijos, bet tokia aristokratiška variacija. Ir viskas gerai, ta Esmeralda jau ne mūsų variacija. Mes paliekam kitą kartą gal pašoksime. Ir bet jo yra tokių momentų, bet tu tiesiog turi paaiškinti. Pagal tavo charakterį, pagal tavo daumenis, geriau bus sušokti šitą variaciją. Irgi Ispanija, bet trupučiuką kita istorija. Tai va. Jo, bet tai aš manau, kad čia yra tie tokie mainai, nes, pavyzdžiui, juk mes dažnai taip pat, kiek metų reikia, kad kažką pajaustum, suprastum ir mes vis kažką naujo atrandam apie patį save ir aš sakau, tobulėjimui ir savęs pažinimui tikriausiai net nėra ribų. Nėra ribų tikrai. Ir kas gali būti gražiau ir geriau, kai, tarkim, mokytojo profesija, kuris tiesiog padeda, žinai, padeda atidaryti tas duris, turi tą raktą į talentus savo mokinio, nes būtent mes visi visko galim norėti, bet mes esam, tarkim, wow, žinai, tai man atrodo, kad mums, kaip ir tu teisingai sakai, leidi pabandyti, man tai atrodo taip. Atvirumas. Jo, tiesiog reikia bandyti, nes bandant gaunasi, o mokytojo profesija yra tokia, kad jo patirtis leidžia tobulėti. Taip.
ta prasme, man atrodo, tokiam Dar pradedančiajam. taip, ir aš pastebėjau dar, kada aš buvau mokykloje, dabar, kai aš esu kaip mokytoja dirbu, žmogus gali turėti daumenis, baleto daumenis, bet jeigu neturi charakterio, nieko nebus. Turi būti dar charakteris. Ką, o čia dabar įdomu, žinai, baleto duomenys, nes tikrai labai dažnas išsireiškimas yra baleto duomenys. O kas yra baleto duomenys? Apie ką mes čia? Baleto duomenys čia yra, iš tikrųjų labai daug tų dalykų iš profesionalios pusės, bet tu turi būti labai gražiai, ilgos rankos, kojas, negaliu pasakyti, kad ten per ilgos, arba ten nėra tokių standartų. Dabar kitais laikais, bet turi būti lankstumas, pavyzdžiui, turi būti išverstumas, turi būti keltės, kad paskui būtų vaikui lengviau tiesiog profesijoje šokti. Tai, nes, pavyzdžiui, gali būti labai didelis keltės, bet tada labai sunku stovėti, reiškia, kad reikia dirbti su kitais raumenis, sustiprinti tas raumenis, kad nenukristum į kitą pusę, kada tu stovi ant puantų ir taip toliau. Ir artistiškumas. Aš visada žiūriu į artistiškumą. Va čia ir yra tas individualumas. Ir kaip tu jie atpažįsti, atsiprašau, kad pertraukiau, bet kaip? Pavyzdžiui, kaip aš sėdėjau konkursuose komisijoje, vienam baleto konkursuose komisijoje, išėjo į sceną tokia viena mergaitė ir jinai šokdavau, jinai labai mažai dar, be puantų dar šoko, bet šokau variaciją tokia lelytė, nes mes ten daug tų variacijų turim kaip lelytė. Jinai turi to, ir vadinai turėjo tas jausmas, kaip teisingai netgi į pozą atsistoti. Jinai atsistoja ir va tai jau viskas, tu jau matai, kad jinai turi artistiškumą. Jinai žino, kaip turi pažiūrėti savo ranką. Jinai žino, kada reikia pažiūrėti kažkur į kampą. Ir va tada tu supranti, kad tas vaikas turi artistiškumą ir netgi jeigu padarė ten klaidos sceną, čia viską galima pataisyti, čia nesvarbu, bet yra tas jausmas. Aš netgi nežinau, kaip tau papasakoti dabar, nes aš visada jaučiu, va čia kaip X faktorius, arba tu turi, arba neturi. Ir va tas X faktorius visada jaučia sceną, netgi jeigu tu jau patyrusi baleto artistas ir jeigu netgi tu stovi nugaro ten žiūrovas ir tavo nugara turi kalbėti. Reiškia, kad pas artistą yra tas X faktorius ir tada visą dėmesį tu netgi savo nugarai gali susikaupti visą tą energiją. Prisimenu savo močiutės pasakymą, kad truputėlį gal kiek kitokia situacija, bet elegancija. Arba tu ją turi, gracija, arba tu ją turi, arba tu jos neturi. Ir tai nėra blogai, nes tu gali kažkiek išmokti, čia kaip su charizma. Yra juk tas toks nesusikristalizavusios nuomonės, man atrodo, ar tu charizmą, žinai, atsineši su savimi, su savo gimimu, ar tu ją išmoksti ir gauni. Bet tai irgi matosi. Taip, ir aš manau, kad mes visi atsineš, bet vieni tikriausiai genetiškai gal kažkiek daugiau atsineša ir jiem yra toliau lengviau. Taip. O kad mes visi kažką tai su patirtim įgaunam ir kad ir ta charizma, jinai pradeda gal kitom spalvom, žinai, šviesti, spinduliuoti, tai yra... Nes čia įmanoma išmokti. Aš galvoju, Įmanoma. Taip. Aš pati matau dabar, čia tiesiog jau ne teorija, o praktika, kai aš galiu pasakyti, klausyk, o galim pabandyti, kad būtų trupučiukai ryškiau, tas įvaizdis būtų ryškiau galvytė. Čia ir čia pasuk. Viskas galima. Ir vaikas daro tai. Tiesiog ir tu iš savo patirties turi paaiškinti, kaip tai padaryti. Geriau parodyti, aišku. Tai man dabar labai pasisekė, kad aš galiu dar parodyti. Ir vaikas kartais gali netgi nukopijuoti. Bet aš ne visada pritariu, kad reikia kopijuoti. Aš sakau, visada jūs turite atsirasti pačios.
kaip jūs norite padaryti. Jūs galite man pasiūlyti 2 variantus, parodykit ir taip, o aš jums tada pasakysiu, kaip jums geriau, kaip ant jūs geriau atrodo. Tai čia irgi yra tas momentas, kad pas mane, tai man, sakau, irgi labai pasisekė, mano mergaitės labai protingi ir visada ten netgi kažkokią smulkmeną. Mokytoja, vat jūs taip, vat padarėm. Aš sakau, jo, bet taip nedarykit, teisingai. Geriau kitaip padaryti, nes kiekviena turi savo individualumą ir prie kiekvieno tu turi rasti tas kelias, kaip teisingai paaiškinti, parodyti ir tada atsiras tas deimantas, kaip sakant. Jo, nes visi esam individualūs. Taip. Ir tai ir yra gražu. Tai aš manau, kad truputėlis matematikos, kur 1+1 yra 2, nors aukštoji matematika dar ir 5 iš to padarytų, bet šalia technikos individualumas labai reikalingas. Tai man atrodo, kad čia mes apie tai, kad technika yra technika ir tu ją mokais ir mokytojas tau tame padeda, bet vat man... Čia mes dirbam kiekvieną dieną dėl technikos. Taip, bet aš girdžiu, kad pas jūs ir ypač vat mokykloje ir ypač iš tavo pusės, kad tu norisi ir to daugiau, tą individualumą padėti rasti. Ypač dabar, nes kada aš žiūriu senais baletais, jau, ačiū Dievui, yra YouTube'as ir visi seni video ir taip toliau, aš netgi per ekraną galiu patirti tas emocijos ir apsiverkti, netgi jeigu aš žiūriu, kaip ten šoka Margot Fontein arba ten Michailas Baryšnikovas Don Kichote. Aš tiesiog čia, tiesiog inspiration, čia tiesiog toks įkvėpimas yra man. Arba vat šiais laikais ten yra tokia balerina, kad Marianela Nunes Royal Opera House šoka. Irgi tu vat čia tau tikrai, nes mes baleto artistai, žinot, mes dirbam visą dieną baleto salėje, ateinam namo ir žiūrim baletą. Tai mes negalim, nes kartais, pavyzdžiui, man rytoj bus ten perbėga teatre ir aš vis tiek žinau, kad aš dabar atvažiuosiu namo ir aš pažiūrėsiu kažkokią video iš to baleto, kurį aš šoksiu rytoj. Nes man reikia įkvėpimo. Įkvėpimas. Aš dabar klausiausi tavęs ir man tai viskas taip labai smalsu, bet įkvėpimas. Aš jaučiu patys savo, man taip pat labai reikia įkvėpimo. Aš manau, kad kiekvienam žmogui yra svarbu, tik mes jį kažkaip kitaip gaunam. Pavyzdžiui, baleto šokėjai. Iš kur baleto šokėjas gauna įkvėpimo ir tos energijos pasikrauna, tiek savęs atiduoti žiūrovui, scenai ir šitam gyvenimo būdui, nes tai, man atrodo, yra gyvenimo būdas, kol tu scenoje, tai yra tiek metų, kiek yra duota šitai profesijai ir kiekvienam žmogui. Bet kas yra tas, kur jūs, kaip baleto šokėjai, pasikraunat? Kas jums yra motyvacija? Pirmoje vietoje tu turi mylėti savo darbą. Ir aš galiu pasakyti, kad aš netgi kiekvieną dieną, kai einu į teatrą, aš negalvoju, kad čia yra mano darbas, čia jau yra lifestyle. Ir čia yra baletas. Labai, labai daug pafoso, bet tai yra mano gyvenimas. Aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be baleto. Ir gal aš dabar taip sakau, gal po 10 metų aš kitaip pasakysiu, bet kol kas nuo 10 metų iki dabar čia buvo mano gyvenimas ir aš tiesiog mėgstu būti scenoje. Kiekvieną kartą, kai aš einu į repeticiją, jeigu tau kažkas skauda arba sunki diena, tu eini į repeticiją ir vis tiek paskui galvoju, wow, kaip gerai, kad tu parepetavai, kad tu turėjai tą pamoką, kad tu turėjai tą repeticiją, nes kartais nuskauda koją ir tu supranti, kad viskas, nebegaliu, arba skauda koją ir tu turėjai eiti į sceną ir yra stebuklas, scenoje nebeskauda. Pirmas žingsnis už kulisose vėl prasidėjo, vėl jauti tas skausmas. Ir tame ir yra tas miracle, tas stebuklas,
kada tu supranti, kad baletas tai yra tavo gyvenimas, bet ir tuo pačiu laiku kiekviena repeticija irgi yra duoda tau įkvėpimo. Pavyzdžiui, man duoda įkvėpimus, didžiausias įkvėpimas čia muzika. Aš, pavyzdžiui, galiu paklausyti Malerio, bet čia sunki muzika tokia. Jo, todėl ir žiūriu taip. Taip, čia labai sunki muzika, bet man tai yra, man duoda energijos ta muzika. Pavyzdžiui, man labai patinka Chopinas, bet aš ne visada galiu klausyti Chopino. Man reikia kažkokią sunkesnę, nes, kaip sakant, man siela irgi turi dirbti. Ir kartais man reikia netgi apsiverkti nuo muzikos ir tada man bus lengviau. Ir muzika man yra toks didžiulis įkvėpimas. Toks yra dalykas, jeigu aš turiu laiko, aišku, aš nebeturiu laiko dabar, bet man norisi visada nuvažiuoti, pavyzdžiui, į Londoną arba į Paryžių ir pažiūrėti ten kitų artistų ir tada irgi yra tas įkvėpimas, kad tu nori grįžti ir dar daugiau dirbti, nei jeigu tu ten pažiūrėsi, kaip šoka ten Primarius kažkoks arba Prima Balerina arba Litual ir tu nori dar yra kur tobulėti, balete nėra tos ribos, visada tu turi tobulėti ir tu nori atvažiuoti ir dar stipriau dirbti. Per savo gimtadienį aš visada verkiu, aš nežinau kodėl. Visada. Ir aš galvoju, jeigu verkti ir per savo gimtadienį šiais metais, reikia verkti su labai gražiai suknelė, Laskala, ten dar atvažiavo mano draugė, Olga, gal jo. Ir sakau, eisim į teatrą, dviesi, jeigu ką, verksim, bet su gražiai muzika, nuo grožio verksim ir taip toliau. Ir neverkiau, nes kitas spektaklis buvo. Jeigu Londone nuo pirmos natos jau ašaras, o Laskala pas mane, vėl priklausė puikiai, artistai labai gerai šoko, viskas buvo ten super, bet nebuvo to X faktorio. Dabar grįžtu į mūsų pokalbio pradžią, kai mes kalbėjome apie šokį ir sielą. Bet nebuvo sielos. Gal sielos trūko? Nes techniškai tu gali. Techniškai buvo puikiai. Pasakiškai atlikti, techniškai fantastiškai buvo. Kažkur gal siela keliavo, truputėlį, siela keliauja kažkur. Kažkur kitaip ir kitur. Bet ir man visada labai svarbu papasakoti tą istoriją ir parodyti savo sielą žiūrovams, nes scena yra toks rengenas. Scena čia kaip atvira knyga ir tų scenų kaip atvira knyga. Ir tavo siela tai yra visada, žmogus turi praskaityti. Ir arba yra ta siela scena, arba ne. Tas pats tikriausiai galioja skaitytojui. Skaitytojas. Arba jis ją paskaito, arba jis ne. Taip. Čia man atrodo. Ar paskaitė jo, ar ne. Žinai, kartais būni tarp žiūrovų ir... Bet gal ne visi tai galvoja, kad čia tiesiog tik mano nuomonė. Jo, bet aš žinai. Kitiems gal reikia techniką kartais. Kitiems, aš žinau tokių žmonių, kurie, mes važiuosim žiūrėti tą baleriną, nes anai ten dvigubą fuetę suka, tai mes jo. O man tas dvigubas fuetę aš galiu padaryti, bet aš suprantu, kad čia yra techninis dalykas. Taip, bet dabar labai man toksai smalsus klausimas yra, žinai, kalbėjau apie tą techniką, ar ne? Ir turiu tokį klausimą, nežinau, ar žiūrovai tą žino, kad pasirodo, tarkim, padaryti daug mažų žingsnelių yra sunkiau negu visų mėgstama špagato ore. Taip, smulki technika čia yra labai sunku. Man, pavyzdžiui, lengviau prašokinėti per visą sceną su Grand Padešą su špagatu ir visi, wow, nei padaryti kažkokius smulkių, ten yra pas mus pavadinimai, ten Padešą, Antrašakat, Antrašank, Antrašasys, ten čia toks jau baleto terminologija. Ir kartais mažesni tie žingsniukai sunkiau padaryti, nei kažkokį didelį šolį, arba fuete, arba ten dvigubas piruetas ir taip toliau. Tiesiog netgi sunkiau kartais stovėti sceną.
Tai vat man čia buvo toks įdomus ir aš norėjau tavęs būtent paklausti, ar iš tiesų taip yra, Taip nes, ir žinai, yra. aš Ir ne visada, kažkur ne nugirdau, bet... visada žiūrovais mato, nes pavyzdžiui, yra baletas, Giselle, yra vat, tuščio atsargumai, čia quite opposite different ballets, nes tuščio atsargumai čia komiškas baletas, Giselle čia yra dramatiškas, labai gilus baletas, bet ir tame balete yra smulki technika, kuri yra labai svarbi. Ir visi galvoja, kad tu, Žizelė, antras veiksmas, kai buvo, tu atrodo, kad tu skrendi sceną, o čia taip sunku padaryti, arba tu šią atsargumą, tu esi tokia lengva scena, taip beveik ten nieko, ką čia daryti. Aš sakau, jo, nieko. Bet yra ir labai sunku. Ir vat atrodo, kad komiškas baletas, tai labai fainas, komiškas, bet labai sunkus baletas. Taip, tai vat tikrai labai įdomu ir įdomu, kad tą ir patvirtinai. Vadinasi, ten, kur girdėjau, buvo tiesa. Tiesa. Buvo tiesa. Jeigu darytumėm kvizą apie baletą, Taip, jau būtų tiesa. pliusas. Mes kažkaip, žinai, kalbam apie tą atiduodi scenai žiūrovai. O kas yra, ar būtinas grįžtamasis ryšys ir kaip jūs, baleto šokėjai, jį pajaučiat? Kaip va tas jaučiasi, nes, žinai, šviesos į sceną, šviesos yra nukreiptos į jūs tiesiog to žiūrovo net ir nematot. Ir nereikia. Ir nereikia. Ir nereikia, nes kai tu esi scena, tu esi kitam pasaulyje. Aš galiu pasakyti taip, tu matai savo partnerį, dirigento, kolegos, bet čia pas jūs yra pasaulis vienas, o ten kitas pasaulis. Bet galų gale, kai spektaklis baigėsi ir tu eini į nusilenkimą, tai yra va tas momentas, kada tu supranti, kad wow, kiek daug žmonių, kaip tas aplodismentai skamba, arba kažkas garsiai, ten reikia bravo. Čia yra tas momentas, kada artistas supranta, kad Dieve mano, aš galiu viską atiduoti, kad tai patirti dar kartą ir dar kartą. Tai va tas momentas yra vienas iš svarbiausių, man atrodo, baleto artistų. Ne tik baleto, ir dramo artistai. Ir, tie, kad dirba teatre, manęs supras. Ir operų artistai. Ir tas momentas, kai tu stovi scenui nusilenkimo ir kaip tu dėkoju visiems savo žiūrovams su tai, kad jie atėjo, kad praleido laiko teatre kartu su tavim. Tai yra va tas simbiozės, ta energija yra tarp artistų ir tarp žiūrovų. Ir man tas momentas visada yra labai svarbus. Ir kai aš gavau tas gėlės ir kiekvieną atviriukę, aš visada ateinu namo pavargusi, negaliu stovėti, aš visada atsisėsiu. Sėdžiu ir skaitau visi, kas man ten parašė. Ir čia yra man labai brangu, aš labai vertinu kiekvieną žmogų, kuris atėjo tiesiog pabūti kartu dabar su tavim teatre. Kažkodėl primena, ką Amaja Plisecka yra sakius. Man atrodo, kad jinai yra sakius kažką tokio panašaus, kaip baletas sujungia širdis. Taip. Aš dabar tavęs klausau ir man, bet šitie jos žodžiai kažkodėl taip mano mintise, žinai, sukasi, nes tai ir yra ta jungtis. Ir aš tikrai žinau, kad gėlės tau ypatingas momentas ir man atrodo, čia ir su tavo praeitim kažkiek susijęs su tavo tėčiu, jeigu neklystu. Taip, buvo momentas. Čia buvo aš papasakosiu, buvo mano pirmas pasirodymo į sceną ir mano tėvais, tiesiog nežinojo, kad galima buvo atnešti gėlių, padovanoti vaikui, kuris stovi ant sceną. Ir aš negavau gėlių, o visi mano draugės gavo ir aš pradėjau verkti ir tiesiog ne dėl to, kad mama ir su tėčiu neturėjo galimybės ar nenorėjo padovanoti, tiesiog nežino.
tiesiog nežino, kad galim buvo atnešti gėlių vaikams ir taip toliau. Jo, ir aš pakeliau namo, verkiau, bet tėtis kažkur dingo. Vat, kai mes buvom jau namie, paskui atėjo tėtis ir padovanojo man labai gražios gėlytės, rožės. Ir aš nežinau, kur jis nupirko, nes jau buvo vakaras, aš nežinau, kur galima buvo rasti netgi tų gėlių, bet dėl savo vaikų jis, nežinau, čia tikrai buvo kažkoks stebuklas. Noriu pasakyti, kad esu tikrai labai dėkinga visiems savo žiūrovams už jų meilę, dėmesio ir tikrai nuoširdumo. Labai daug nuoširdžiai kartais girdžiu tokių žodžių ir skaitau tų žodžių, tai esu tikrai labai dėkinga. Beje, čia ne tik pas mus Lietuvoje yra, man pavyzdžiui, Japonijoje, kai aš šoku Japonijoje, ten, aš niekada nepamiršiu, šokdavau balete Gulbežerė ir man atnešė toks didelis paukštis su gulbėm ir aš net nežinau, kaip nueiti iki viešbučio, nes ačiū Dievui, ten mano kolegos man padeda, bet vis tiek paskui Kitrėje irgi gavau ten paukštį, ten kažkokią su raudonos lilės. Wow. Ir taip įdomu, Don Kichotas ir lilės. Irgi kažkoks, bet čia Japonijoje yra toks irgi dalykas, kad labai Japonija irgi labai pagarba artistai yra ir labai daug dėmesio ir irgi labai malonu, bet pavyzdžiui, ten prieš 2 metus turėjau galimybę šokti Italijoje, Teatro Regio Turine. Ir atvažiavo mano draugais, aš nežinojau, kad jie bus pas mane spektaklį. Ir man į sceną nunešė tokia didelė paukštė su ukrainietiškam juostom, su gėlyčių irgi, bet aš iškart supratau, kad čia nuo mano draugų, kurie atvažiavo iš Ukrainos. Ir taip irgi malonu buvo. Ir jo. Nes tai yra tikra tikriausiai. Čia apie tą tikrumą ir nuoširdumą. Gali būti. Nes jeigu šokis turi sielą, man atrodo, tas, kuris rašo, bent jau trumpą žinutę, įdeda savo sielos į tą žinutę, nes tai yra jo būdas, nes kaip ir tu sakai, jūs nematot žiūrovo mūsų. Mes nematom reakcijos, mes galim tik... Ir man atrodo, dabar žinant, tarkim, kas žiūri, žinant, kiek ta gėlytė ar tas raštelis prie jos daug reiškia, man atrodo, kad tikrai yra labai gražu. Tas raštelis visada, ne tik man, visiems baleto artistams labai daug reiškia. Čia yra mūsų žiūrovų grįžtamoji išraiška šalia plojimų, šalia ovacijų. Yra, man atrodo, toks dar netgi dar asmeniškesnis dalykas. Pas mus, jeigu yra premjera, pas mus yra tokia tradicija, kad mes galim vienai kitai arba vienas kitam atnešti ten kažkokią šokoladuką, arba ten toj vadinasi, kad sėkmės, gero pasirodymų, gero spektaklio. Mūsų vadovė irgi visada mums atnešė kažkokią smulkmeną, kad linkiu tau gero spektaklio ir čia yra tikrai labai malonu ir čia tikrai yra toks, duoda tau pasitikėjimą savimi, gal, nežinau, kad būti confident on stage. Ir čia tikrai labai malonu nuo kolegos dar gauti tų gėlių arba tų smulkmenų. Ir aš visada po spektaklio, aš esu visiems dėkinga ir režisieriums, ir aplink žmonėms, kur dabalėtų, kuris su manim šoka, nes man labai svarbu irgi, kad ne tik vedančioji mes solistai, jo tą energiją atidom, bet ir kad tu turi dar su kiekvienu su kardu baletu, turi ryšį su kiekvienu žmogu, nes aš netgi, nejaučiu tas ribas. Mes visi darom bendrą projektą ir norim jo atiduoti viską žiūrovams. Tai mes visi dabar kartu, pas mus dabar nėra solistų, kardu baletų, mes visi kartu. Vienuma. Mes team. Ir mes turim dabar
per 3 valandas padaryti stebuklą ir padovanoti žiūrovams. Ir aš visada labai esu dėkinga visiems, kas su manim tada vat, buvo scena kartu. Ir orkestrui man labai svarbu visada padėkoti orkestram, dirigentui ir kiekvienam orkestrui pasakyti ačiū Jums, kad Jūs buvot su manim, kad Jūs buvot su manim kartu šiandien vakare vat scena. Čia yra irgi tas momentas. Tai yra tikrai labai gražu, bet dabar kalbam apie labai daug grožio, gero dalyko ir man atrodo, man tai visada liks baletas, tu estetika, to grožio, tą, ką gauni kaip žiūrovas, ką išsineši. Bet dabar prisiminiau vieną dokumentinį filmą, nors jų yra ir daugiau, bet vat, man šitas toks artimiausias, nes jisai yra apie Olandijos nacionalinį baletą ir jisai parodė tą, tiesiog ten buvo filmuojami baleto solistai. Taip. Visiškai viskas. Ten nuo treniruočių iki spektaklių, iki jų asmeninio gyvenimo, tarkim, netgi ir pas juos namuose, ir jų šeimų situacijos, ir bendravimai, ir viskas. Man tikrai taip įdomu ir taip smalsu buvo. Bet pats dokumentinis filmas jau turėjo pavadinimą tokį gana, žinai, ten nebuvo labai daug grožio. Ir jisai buvo tiesiog per žaizdas, per kraują ir per prakaitą. Vat jisai taip ir vadinasi, aš dabar čia bandau kaip išversti į lietuvių kalbą, bet tai buvo. Ir žinai, vat ten man pasirodė tos kitos. Aš atradau kitas spalvas, kurių gal ne visas žinojau. Ir ta spalva yra mūsų gyvenime. Taip, bet vat čia yra įdomu, nes ten tiesiog kad netgi toks dalykas, kaip, tarkime, kalbinamos balerinos, tiesiog ten yra tas suvokimas, kad tiek gali būti pirmasis solistas. Ir tai yra labai ribota. Ir tu tiesiog turi išlikti žmogumi, turi išlikti savimi, turi mokėti save pristatyti, tu taip nerealiai daug turi visko, turi, kad pasiekti tą, o aplink tave konkurencija. Ir man tuomet ir buvo, aš galvoju, o gal čia buvo ta mintis, dėl ko mano tėvai netaip mane ten, žinai, skubėjo leisti tą baleto mokyklą, kai aš dar mergaitė buvau, kad jie nuo kažko norėjo apsaugoti galbūt, nes man buvo didelė konfrontacija, aš noriu pasakyti, nes aš tikrai visada tokia, žinai, kaip drugelis, žiūriu į tą tokį grožį. Aš irgi taip, mano mama visada sako, Olesė, tavo rožinis akinys, jau nežinau, kiek tau jau metai, o tu iš visų tų rožinių akinių. Nes aš, pavyzdžiui, dabar Lietuvos nacionaliniam balete, kiek yra pirmųjų solisčių? 3? 4 arba 5 primo balerinos, 3 vedančioji primarijos vedančioji solistas, pas mus yra pirmi solistai, antri solistai, korifėjai ir kordebaletas. Ir aišku, kad konkurencija taip yra, bet čia yra normalu, jeigu tu nori augti ir jeigu tu nori būti iš korifėjos solistam, pirmas solistas, paskui vedančių solistai, ir čia yra labai sunkus, tikrai kelias. Tai ir čia yra normalus noras. Aš manau, kad nes aš atėjau į teatrą, gerai, gal man ir pasisekė, pas mane buvo viena iš geriausių mokytojų, tikrai pasaulio grinis. Mano mokytoja Ala Lagodė, čia jinai buvo asmeninėmis asistentas, Majos Pliseckas asmeninė asistentė, jinai šokdavo su Vachtangu Čibukianu, šokdavo su Marius Aliepa ir taip toliau. Ir man labai pasisekė, kad aš buvau paskutinė jos studentė, bet aš stovėjau kordibaletė irgi. Aš stovėjau kordibaletė, mano diena tada buvo, man buvo 18 metų, aš atėjau į teatrą, nuo 10 valandą pamoką, paskui tu eini į kordibaleto repeticijas, turi labai greitai viską išmokti, kažkas susirgo, kažkaip per vieną dieną, tu turi kažkur dar rasti tą video, kad išmokti tekstą, nes vakarė tu jau turi įti į spektaklį, tu repetuoji bendrojo repeticiją kordibalete, paskui tu eini ir savo solinę repeticiją su savo mokytoja, vakarė pas tave spektaklis. Viskas, namie tu jau apie 10:30 valandas ir kitą dieną jau iš karto turi būti darbė 10 valandą. Ir tu supranti, kad tu gyveni toks
vat viskas keičiasi va taip ratu. Kaip pelytė Kaip ratuke. pelytė, jo, kaip pelytė ratukė ir tu va taip, va taip, va taip, va taip. Ir aš šokdavau akordebaletę, ar žinau, dėl to ir aš visada esu dėkinga visiems mergaitėms, berniukams iš akordebaletę, nes aš žinau, kaip čia yra sunku. Pas mane nebuvo taip, kad aš iš karto atėjau į teatrą ir tapo solistė. Ne. Aš praėjo ir baleto Baiderkė 32 šešėliai trečias veiksmas, pats gražiausias ir pats sunkiausias iš klasikinių baletų, ir Gilbežeris stovėjo, ir Korsaris stovėjo kordibaletė, ir aš šokau visose klasikiniuose baletuose, kur yra visi ten padetrua, padede ir taip toliau, bet tą pačią laiku aš turėjau savo repeticijas ir ten man reikia buvo paruošti vaidmenis Praktukui, Don Kichotui, ten Raimondai ir taip toliau. Ir čia buvo sunku, čia buvo tikrai sunku ir čia nėra taip, kad čia buvo žingsnių po žingsnio. Ir mano mokytoja visada sakydavo, kad tu turi labai gerbti visų savo mokytojų, kolegų, nes be jų tu, tikrai niekas. Nes netgi kažkoks blogas komentaras gali tau padėti. O vat, tarkim, kritika, ar ne? Vėl toks, man atrodo, gana pasitaikantis elementas tikriausiai šokėjo gyvenime, nes jeigu ne choreografas, jeigu ne režisierius, tarkim, ar iš savos srities žmonių, su ta kritika gali pasidalinti objektyviai, ar ne? Bet ir žiūrovai gali turėti tos kritikos objektyvios, neobjektyvios. Tai Žinai, yra ten normalu. kai kuriem gal tiesiog suknelė buvo suglamžyta ar dar kažkas. Žinai, aš ta prasme čia prisigalvoju pati čia istorijų, bet tos kritikos apstu. Taip. Ir jeigu tu tikrai esi jautrus žmogus, ir yra sunkiau ten pažinti objektyvi, neobjektyvi, kaip jinai man padeda. Tai, pavyzdžiui, yra baleto šokėjam kažkokia pagalba, nes aš taip įsivaizduoju, konkurencija yra. Tai gerai, kitų žmonių gyvenime taip pat yra ta konkurencija, tarkim, jeigu tu ten nori bet kokioje srityje geriausias būti, tu tikrai ją jausi, ar ne? Bet kritikos taip pat visur geriausia, bet tam kitam sektoriuje žmonės kažkaip gal ieško, ar tai įmonės, žinai, padeda, ten turi ar tai savo padalinius, kur suteikia pagalbą, arba tu neieškai, o kaip yra teatre, nes man atrodo, ten yra daugiau gal jautrių žmonių, kuriem tos kritikos gal ir didesnis kiekis. Mano psichoterapeutė yra mama. Taip. Tai jo. Visi. Bet jeigu tu turi kažkokią problemų, tai būtinai aš rekomenduočiau kreiptis pas profesionalą. Ir tiesiog papasakoti apie savo problemas ir tas tikrai tas psichoterapeutas arba tas profesionalus žmogus gali tau padėti nuspręsti arba rasti tą sprendimą, kaip tau padėti ir sprendimą, kaip tau bus paskui lengviau. Svarbiausia tikriausiai mintis yra, kad neužsiskleisti savyje ir neauginti ten tų baimių savyje. O kad mes visi jų turime, tai turime, bet ne visos baimės yra pagrįstos baimės. Ir jeigu reikia pagalbos, tarkime, kas nors padėtų suprasti, ar tai tavo baimės pagrįstos ar ne, tai tikriausiai visada reikia, arba tu turi tą laimę, kad tu turi šalia žmogų, su kuriuo gali pasikalbėti, pareflektuoti, arba tiesiog tuomet ieškai profesionalios. Ne kiekvienas gali dar ir suprasti tavo profesiją, ne kiekvienas gali suprasti, pasakyti, o kodėl tu tokia pavargusi? Dėl to, kad aš 5 valandas buvau repeticijų salėje, tai ir ką? Dėl to, kad aš jau nejaučiu, dėl to, kad mano blauzda jau kaip vienas didelis guzas. Tai ir ką tu pavargusi, padaryk masažą. Čia taip. Čia žinai, Olesė, aš kaip iš tos serijos sakau, kai niekas nesupras tavo skausmo, kol pats to skausmo nepatyrė. Tai yra galbūt negražu, nes atrodo, tu linki kitam žmogui patirti tavo skausmą, kuris ten kartais tikrai gali būti labai didelis, bet taip yra. Mes galime gal įsivaizduoti, mes galim kažkiek suvokti, bet mes tikrai, kol patys nepajautę to skausmo kito žmogaus, mes jo iki galo. Bet kartais tą skausmą duoda tau stiprybės ir tada tu esi patyrusi ir kartais tas skausmas netgi reikalingas.
Tai aš dabar pokalbio pabaigai kaip ir norėčiau dar du tokius klausimus turiu. Vienas būtų, yra maža mergaitė kažkur, ar ne? Olesė maža. Ir ji tikrai svajoja, žiūri ir viskas jai balete magija ir magiška ir gražu ir labai labai nori tapti balerina. Vat ką tu tai mažai mergaitai pasakytum? Tik pirmin. Nori, tik pirmin. Eiti, daryti. Taip, eiti, daryti. Jeigu tau patinka, nebijoti, pasitikėti savimi ir gal nebijoti, kas bus toliau. Nes kartais tu galėjai, jeigu nepavyks, tu pabandyk, o paskui jau pažiūrėsi. Tai tiesiog eiti pirmin. Vat suprantu iš to, ką sakai, tai eiti pirmin, bandyti, neužsisklęsti. Išeiti iš savo komforto zonos. Ir tikriausiai, vėlgi grįžtant prie kritikos, mažas mergaitės ir yra, ar ne, ten gauni, tarkim, tą pirmą tokią pastabą. Net taip žingsnelį padarėjai, tas jautrumas, kad ta prasme, tikriausiai nepriimti tos kritikos, ar ne? Vat čia ir gal. Pas mane tai buvo mano gyvenime. Oho, tai kaip įdomu. Ir pas tave aplinkoje turi būti žmonės, kurie tau padės. Tai buvo mano mama ir mano mokytoja. Mano mokytoja visada ateidavo pas mane po spektaklio. Ir jeigu netgi kažkiek buvo blogai, jinai niekada man po spektaklio nepasakys. Sako, rytoj pakalbėsim, viskas gerai, o dabar pailsėk, tu šaunuolė. Ir kitą dieną, kai aš jau atėjau į salę, jinai pasakė, žiūrėk, čia buvo blogai. Mes dabar dirbsim, dar pakartosim 100 kartą. Kitą spektaklį tu taip nedarysi, viskas. Kitą spektaklį einu į sceną ir taip jau nebuvo taip blogai. Arba, čia kaip pavyzdys. Bet tavo aplinkoje turi būti labai teisingi žmonės, kurie tave suprato, palaiko ir kurie gali padėti tau su ta kritika. Nes čia yra tikrai tavo patirtis ir tu turi išgyventi ir paskui judėti toliau. Taip. Tai žodžiu, jeigu, tarkim, mūsų laidą žiūrės tėvai su vaikučiais, kurie tos mažos mergaitės ar berniukai, kurie tikrai svajoja, tai vis dėlto yra tikrai labai svarbu sukurti tą pozityvę aplinką ir palaikančią aplinką. Palaikančią aplinką labai svarbu. Reikia suvokti, kad tai yra gyvenimo būdas ir kad jame iššūkių tikrai užtenka ir daug. Bet kad padarius pirmuosius žingsnelius, nenusivilti. Čia, man atrodo, yra svarbiausia. Nes tai yra pirmi žingsniai. Ir pirmi žingsniai ir mokykloje yra visada pilni tokio excitement ir baimių ir visko. Ir čia yra panašu. Tiesiog nenusivilk nuo pirmo žingsnio. Ir labai paprastas tas patarimas, kad jeigu tu nelaimėjai konkursuose, baleto konkursuose 1, 2 arba 3 vieta, čia tiesiog buvo geras tavo experience, tiesiog geras patirtis ir toliau tu būsi stipresnė, nes tu jau esi patyrusi šitą dalyką ir toliau jau bus tiesiog drąsiau eiti pirmin ir bandyti. Ačiū labai už tokį. Ačiū tau. Gražų atsakymą ir įdomų ir man atrodo tikrai labai padės tėvam ir tom mažom mergaitėm ir berniukam. Aš labai tikiuosi, nes aš stengiuosi ir savo mergaitėms paaiškinti, kad žinokit, jeigu jūs dabar esate kažkur konkursuose ir nepavyko laimėti, čia yra viskas gerai. Mes dabar žinom klaidų, mes dirbam toliau, tobulėsime ir pabandysime dar kartelį. Taip, man atrodo, kad tikrai gyvenime daug kas galima bandyti dar kartą. Ir paskutinis mano klausimas šiandien, prie šitos tokios kavutės be kavutės, bet kitus pratęsim tikrai tarp mūsų ir kas žino, gal bus dar kartelį, kai pasidalinsim su žiūrovais. Antras veiksmas. Jo, nes mes tikrai ir pakeliauti, ir pasidomėti, ir sutinkam tiek daug įdomių žmonių, kad tikrai labai daug galima dalintis. Bet jeigu tau norėtųsi pasirinkti vieną kažkokį tai quote, ar ne, gyvenimo, koks būtų tavo? Kas tave lydi gyvenime? Tu turi? O gal tu net neturi? Ne visi juk žinai, ten tuo vadovaujasi. Neturiu, taip.
O jeigu, pavyzdžiui, turėtum situaciją, galimybę, aš kažkodėl nežinau, kodėl man tokios mintis šovė, kaip aš norėčiau, žinai, kad, vat, tarkim, man kartais kyla tokių minčių savo gimtadienį ir ne vieną kartą aš galvojau, labai norėčiau, kad mano žmonės iš mano aplinkos man parekomenduotų knygą. Tiesiog neturi jie man net jos dovanoti ir, žinai, tiesiog parekomenduoti. Ir tai būtų ar tai knyga, kuri primena mane, ar kažkas, kodėl jie, žinai, šitą parinkti man. Ir aš tokių įdomių knygų gavau patarimų, kur tikrai pati net neišsirinkčiau, nes, žinai, pratęs prie savo bibliotekos ir kažkaip tą patį visada maždaug renkiesi. Po to man dabar kilo tokia mintis, kaip įdomu, žinai, būtų, jeigu laišką parašytų. Ne atviruką, ne WhatsApp žinutę ar Instagrame. Tiesiog laišką. Gerai, aš sutinku, ne visi gal ten, žinai, rašyseną savo pasitikė ir jaučiasi jaukiai. Gerai, galima, žinai, naudotis technologijom, bet tiesiog laiškas. Nes man toks jausmas, ką aš galiu daugiau gražiau prašyti kaip laiką, kurį, žinai, kažkas tau duoda. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu tu rašytum laišką, kas tas žmogus būtų, kuriam tu norėtum parašyti laišką? Labai sunkus klausimas. Irgi niekada negalvoju, nes dar turiu tokį insightą, kad aš pradėjau tik šiais metais rašyti savo mintis. Aš niekada to nedariau. Ir tik šiais metais po vieno pokalbio su mano draugė, jinai irgi balerina, galiu pasakyti, čia Beata Molytė. Ir jinai man parekomendavo rašyk ir padovanojo man knygutę gimtadienio progai. Turi knygutę? Turiu, taip. Su Čiurlionio paveikslu, beje. Ir padovanojo man gimtadienio progai tą knygutę ir pasakė tiesiog rašyk. Ir aš pradėjau rašyti. Bet kam galiu parašyti laišką? Nežinau. Gal aš parašyčiau savo mamai ir tėčiau ir pasakyčiau, kad esu labai dėkinga tikrai už viską, ką jie dėl manęs padarė. Tai tiesiog čia buvo laiškas mamai ir tėčiui. Nujaučiu. Labai, labai smagu. Tai vat, gražu, kad rašai, labai įdomu bus. Aš pradėjau. Tikrai. I'm on my way. Gražu, nes kartais yra juk ir tos terapijos tam tikros rašymas, žinai, yra žmonės, kurie jas atranda, tai aš pamenu, kad mes praeitą epizodą kalbėjomės apie knygutes, tai va, aš tau sakiau, dar neturiu. Jo, ir praeitą kartą tu pasakė, kad dar neturi, dabar turiu. Tikrai. Žodžiu, visada visur mes darom žingsnius į priekį. Olesė, labai ačiū, Olesė, tau už laiką, nes aš žinau, kad sunku rasti ir aš žinau, kad mūsų abiejų dienotvarkes suderinti tikrai nelengva, bet buvo labai malonu pabendrauti. Ir šiandien pokalbis užsidarys, o mes įtęsim toliau kitoje aplinkoje. Taip. Iki greito, žiūrovai, ir iki malonaus. Ačiū. Ačiū. Tiesa. Tiesa.